Prieš 800 metų Čingischano armijos užkariavo pusę žinomo pasaulio. Jo palikuonys vis dar turi tą karingą kraują, o vienas iš jų ką tik užkariavo MMA. Štai ir viskas. Tai yra Enk-Orgil Batarhu, kankintojo, One pasaulio svorio kategorijos čempiono istorija. Ir niekas to nesitikėjo. Bando jį išvesti. Enk-Orgil Batarhu gimė 1988 m. gruodžio 30 d. Kovde, Mongolijoje. Prieš tapdamas žinomu kaip kankintojas, jis kilęs iš atšiaurių Mongolijos stepų, vietos, kurią formavo griežtumas, imtynės ir išlikimas. Jis negimė MMA šviesoje. Jo tėvas buvo vargšas sunkvežimio vairuotojas ir niekas jo vaikystėje nežadėjo lengvo kelio į viršūnę. Jei Enk-Orgilas norėjo ateities kovose, jis turėjo ją susikurti pats. Enk-Orgilas debiutavo kaip profesionalas MMA 2017 metais. Kaip ir daugelis kovotojų iš Mongolijos, jis užsitarnavo savo reputaciją regioninėme rate, kovodamas su bet kuo, kas buvo pasiruošęs stoti prieš jį. Pirmieji metai buvo toli gražu neglamūriniai. Be pasaulio čempionų titulų, be didelių minių ir be tarptautinio dėmesio. Apsauga. Tik nedideli renginiai, kieti varžovai ir mongolas imtynininkas, kuris bandė užsitarnauti vardą kova po kovos. Kova po kovos. Enk-Orgilas toliau laimėjo. Ir su kiekviena pergalės svajonė, kuri anksčiau atrodė neįmanoma, pradėjo virsti realybę. Kai baigėsi jo etapas Samgel 1, jis jau buvo tapęs viena perspektyviausių Mongolijos MMA vilčių. Tačiau regioninė aplinka galėjo tik paskatinti, kad Amgel taptų viena iš perspektyviausių Amgel 1 vilčių. Tai buvo būtina pagalba. Ši galimybė atsirado 2022 metais kelias į One. Norėdamas gauti kontraktą su One Championship, Enk-Orgilas turėjo laimėti 2 kovas. Pirmoji kova dėl kontrakto. Kelyje į kontraktą Camino a la Obra jis visiškai kontroliavo pirmąjį raundą, siekdamas priversti varžovą pasiduoti, bet to nepavyko padaryti. Ar matai? Antrame raunde jis pasiekė tai, ko siekė ir užbaigė kovą Rear Naked Choke smaugimu. Kova įveikta. Liko viena pergalė. Finalas buvo prieš Batokirą Batsaikaną, dar vieną mongolų kovotoją, kuris stovėjo tarp jo $100 000 vertės kontrakto ir vietos didžiausioje pasaulio kovos menų arenoje. Vos per 69 sekundės Enkas. Orgilas smogė netikėtą galingą smūgį, kuris parbloškė Batsaikaną ant ringo grindų. Enk-Orgilas Batarhu ką tik laimėjo $100 000 vertės kontraktą ir vietą One Championship turnyre. Vaikinas iš Kofto žengė į pasaulinę areną. Ir tai buvo tik pradžia. Pirmasis jo išbandymas atėjo prieš Adonį Sevieną 2023 m. balandį. Nuo pat pradžių Sevienas sekė Enk-Orgilo tempą. Enk-Orgilas išlaikė ramybę, kontroliavo veiksmą ir mokėjo pasirinkti tinkamą akimirką viso kovos metu. Kai nuskambėjo finalinis varpas, teisėjai vienbalsiai skyrė jam pergalę. Have called this contest in. Nugalėtojų.
Jei pergalė prieš Adonisą Sevieną parodė, kad Enk Orgilas turi savo vietą One Championship, jo kova po to įrodė, kad jis yra daug pavojingesnis, nei žmonės manė. Priešais jį stovėjo Rokis Baktolas. Nuo pat pirmos akimirkos Enk Orgilas nedelsdamas pradėjo daryti negailestingą spaudimą ir privertė Baktolą gintis. Enk Korpilas neleido Baktolui susikaupti, smogdamas galingas kombinacijas, kurios paliko Baktolą bejėgį, kol teisėjui teko nutraukti kovą. Gerai. Techninis nokautas pirmajame raunde. Taip paprastai Enk Orgilas tapo rimta grėsmė šioje divizijoje. Enk Orgilas susidūrė su sunkiausiu savo karjeros iššūkiu – Janu Lomarku Sangijau. Nuo pirmojo raundo Enk Orgilas sekė Sangijau tempą ir atsisakė būti įbaugintas. Įsibėgėjus, jis pradėjo perimti kontrolę. Paaiškino Baktolas, vienas iš karto trausas užšydė subografiją Elbuhunknada la propiedad zbukei nenugalėtas. Enk iššūkis karjeroje, Enk. Tada atėjo pabaiga. Enk Orgilas pritaikė kimurą ir stipriai suspaudė, neleisdamas nenugalėtam čempionui pasirinkti nieko kito, kaip tik pasiduoti. Pirmą kartą savo karjeroje Chan Lomarkas Sangjiao buvo nugalėtas. Ir trečioje iš eilės kovoje, One Championship organizacijoje, Enk Orgilui buvo pakelta ranka. Iki tol viskas klostėsi tobulai. Atrodė, kad Enk Orgilas tiesiai keliauja kovoti dėl titulo. Tada jis susikovė su Artemu Belaku. Nuo pirmųjų akimirkų Belakas neleido Enk Orgilui diktuoti tempo ar net susikaupti. Kovai einant į priekį, Belakas perėmė kontrolę ir pradėjo sistemingai išardyti Enk Orgilą. Galiausiai teisėjas nusprendė, kad jau matė pakankamai ir įsikišo sustabdyti kovą. O dieve, Vataras sužeistas. Pirmą kartą nuo atvykimo į One Championship Enkas Orgilas Batarhu patyrė pralaimėjimą. Dabar klausimas buvo paprastas. Kaip jis atsakys? Po pralaimėjimo Belakui, Enkas Orgilas 2025 m. sausį sugrįžo į ringą, kad susikautų su Aronu Kanjarte ir turėjo ką įrodyti. Nuo pat pradžių jis buvo susikaupęs ir privertė Kanjarte gintis nuo pat pirmųjų sekundžių. Pirmosiose taurės rungtynėse. Ir laukta akimirka atėjo, ir Enk Orgil ją išnaudojo pasidavimo veiksmu, privertusiu Kanjartę pasiduoti.
Štai jie. Sugrįžimas buvo užbaigtas. Pralaimėjimas jo nesulaužė. Tai jį tik pristabdė. O dabar, atgavęs pasitikėjimą, Enk Orgilas buvo pasiruošęs dar didesniam iššūkiui. Vėl grįžęs į pergalių kelią, jis buvo vos per vieną pergalę nuo kovos dėl titulo. Jo kelyje stovėjo Jeremis Pakatyvas, pavojingas veteranas, garsėjantis savo kietumu. Enkas Orgilas greitai puolė su besisukančiu smūgiu koja, kuris sukrėtė Pakatyvą. Skirtingai nei kai kurie ankstesni jo varžovai, Pakatyvas atsisakė pasiduoti. Kiekvienas raundas buvo atkaklus, o kiekvienas smūgių apsikeitimas lemiamas. Tačiau Enkas Orgilas išliko disciplinuotas. Po 3 labai atkaklių raundų teisėjai paskelbė savo verdiktą. Vienbalsis sprendimas. Enč Orgilas Batarčių vėl tai padarė. Svarbiausia, jis iškovojo galimybę kovoti dėl One pasaulio lengviausio svorio čempiono titulo. Tarp jo ir titulo stovėjo vienas geriausių kovotojų planetoje. Viskas, dėl ko Enk Orgil kovojo, atvedė jį į šią akimirką. Galimybė kovoti dėl One pasaulio lengviausio svorio čempiono titulo. One. Tarp jo ir titulo stovėjo vienas geriausių kovotojų planetoje. Fabricio Andrade. Oi. Grįžo. Pirmasis raundas buvo įtemptas. Abu kovotojai apsikeitė nešvariais smūgiais klinče. Antrame raunde Enkas Orgilas perėmė kontrolę. Pranoko Andradę smūgiais iš distancijos ir 2 kartus jį parvertė. Beveik užbaigė kovą dar smaugimu, tačiau varžovą išgelbėjo gongas. Gongas, smaugimas, bet gongas išgelbėjo Andradę. Darsi. Trečiajame raunde Andrade trumpam rado savo ritmą su keliais aiškiais smūgiais. Enkas Orgilis atsakė dar vienu parvertimu ir daugiau smūgių parteryje. Vėliau ketvirtame raunde Enkas Orgilis prispaudė Andradę kampe ir pradėjo medžioklę. Kai Andrade paliko atvirą nugarą, The Tormentor uždėjo jam smaugimą iš nugaros ir spaudė tol, kol Andrade beveik nualpo. Taip. Ir štai taip, neįmanoma tapo realybė. Enkas Orgilas Batarku tapo naujuoju One pasaulio gaidžio svorio kategorijos čempionu. Nuo Kovdo stepių iki pasaulio viršūnės. Enkas Orgilas Batarku su savimi nešėsi visą tautą. Dabar The Tormentor žvelgia į plunksninio svorio titulą, siekdamas tapti pirmuoju mongolu, kuris taps pasaulio MMA čempionu 2 svorio kategorijose. Vieno titulo niekada nebūtų užtekę. Prenumeruokite, kad sužinotumėte daugiau ir palikite komentarą, ką jis turėtų daryti toliau.